Jo. Abi jaunos liekit savo. Eina, nečiot, jau čia mes lakstysim. Bet tu gali tą kėdę pasitraukti ir lysti, tenai tvarkyti kelamą ir ateis Romas. Labą dieną, mielosios šeimininkės. Labą dieną. Labas. Šventę. Vestuves. Vestuves ruošiam, Romai. Su kuo dirbai, mo? Draugė Janina. Mes jau... Gal ateiti čia, nes tiesiog biškė geresnis apšvietimas bus. Dabar gražiai matotės. Taip, su Janina. Taip, jau kelis kartus esam ruošusios. Mūdvi sutinkam. Taip, ir dar, žinai, ką mes nusprendėm peruošdamos, kad būtume 20 metų jaunesnės, tai galėtumėte ruošti kiekvieną savaitgalį. Bet dabar jau, kai, žinai, pensininkės pagyvensus, žinai, neišeina. Bet tas noras didžiulis, ar ne? Noras yra didžiulis, dar dirbtum. Taip. Ir tą padarytum, ir tas smagu, ir to reikia. Visą. Močiutė sakė, kad 3 dienas dirbot. Taip. Taip? Taip. Kas buvo pats sunkiausias dalykas? Vakar, kol viską sukėpi. Vakar. O šiaip pasiruošimas, pasimarinavimai, tai čia jau tokie lengvesnė. Lengvesnis darbas, bet taip, tai tikrai. Jau vakar tai užteko visą dieną. O Janė, kaip močiutė pagalbininkė, ar gera, ar tokia trukdytoja, ar labiau mėgsta aiškinti, ar klauso? Nieko jinai neaiškino, jinai mane klausė ir labai jau mandagiai, labai kultūringai. Viską mūdvi sutarėm. Taip. Nu, abidvi jau daug metų, jau ir aš dirbus daug ir jinai, tai mes jau, nereikia sakyti, žinai, ką daryti. Ką daryti darbas, paskui darbą eina. Taip. Tai galima sakyti, kad prisiminiai senesnius laikus. Taip, aišku. Bet dar nepamiršai. Aišku, ką čia pamirši, jeigu tau į smegenis įaugė. Niekada nepamirši. O kiek jums, Janė, tekia vestuvių paruošti? Nu, maždaug, gal sunku taip suskaičiuoti, bet... Oi, nesuskaičiuosiu, kiek balių paruošta, vien šitam kaime kiek paruošta. Jubiliejų, vestuvių, krikštynų. Tikrai, kad daug sodybų čia praeita. Visas kaimas Janė. Mes susirinkom į Jurgitos vestuvės. Taip. Labai tokia. Jūs krikšto mama yra? Ne, mano vyras krikšto tėtis, o aš jos antra mama. Tai čia geriau turbūt iš krikšto mama, man atrodo. Nes aš ją auginau nuo pat mažytis ir ant mano rankų užaugusi. Bet matau, stalas labai gražus, tai pašnekėkim, ką jūs čia esate pagaminusios. Ai, be to pagirsi labai gražus jūsų žiūrstai. Jaunoji padovanojo? Taip, pirmiausiai išeidama padovanojo mums žiūrstus. Labai gražus čia va tokie peiliukai matau. Jo, įsikišti mums čia iš žemės. viską neša į aruodus. Čia susidedi peilius, ane? Ne peilius, čia kas liks maisto susidėsim. Ką tos čia peilius? Čia kas ką duos. Kas ką duos, va. O, gerai, sakai, Janė, kas ką duos įeidami. Gerai, aš girdėjau, kad jūs vadinat šitą patiekalą kelmu, taip? Taip, bet ten reikia vienas didesnis. Gerai, einam prie to didesnio. Jo. Tai paklausiu, Janė, čia močiutė tokio nemačiau, kad būtų gaminus, tai gal... Močiutė sakė, kad pas juos tokių negamindavo. Negamina tokių mums, pas mumis Romai krašte visiškai. O pas mus krašte mano mama buvo šeimininkė, tai visą laiką gamindavo. Taip. Jau šonkaulių kelmas tai jau yra. Gal trumpai galite pasakyti, kaip čia padaryti? Čia tiesiog yra šonkaulių juosta. Išmarinuoti šonkaulių juostą, susmeigta, iškepta, papuošta baravykais ir tiek. Labai gražus. Aš matau ir močiutės tokių patiekalų, kur jinai daro. Nebijoju, kad ir jūs darot, bet tokios vasilkės man labai gerai pažįstamos. Taip. Visokie vyniotiniai. Vyniotiniai visi. Taip, taip. Jūs tokius darot, taip? Taip, tą pačią. Bendrom jėgom viskas daryta. Na gerai, kas čia dar? Žuvis vaidaryta. Gerai, kad... Lydeka. Gal tiesiog nepraleiskim nieko ir pašnekėkime apie kiekvieną patiekalą labai trumpai. Ką čia? Žuvis. Kepta. Taip, čia vištiena, taip. Čia vištiena. Prie žuvies padažas, česnakai, majonezas, tomatas. Ką ten turime? Ten jau susitiks mama jaunuosis. Gerai, čia tokios vasalotas gražios atrodo. Tai brokuolis. Spanguolės, saulėgrąžos, raudonas svogūnas ir brokuolis su majonezu. Silkė va tokia klasikinė. Silkė yra kepta.
Kepta ir kepti svogūnai ir paskui iškeptas silkės susimarinuoja su jais. Kopūstų salotos, taip. Kopūstų salotos. Dar viena silkė čia su... Čia silkė grybais. viena dalis su grybais, kita dalis su saulėgrąžom ir razinom. Liežuvio vyniotinis, taip. Liežuvis kaip paprastai. Tiesiog paprastai norėjau O pasakyti. čia kitas salotos. Kitos salotos, tokios va iš turbūt... Paprikas, agurkas, viskas iš savo pomidoras, visas į Aiškus. savo daržo. Tai prideda tikrai skonio. Agurkai čia yra rauginti, taip? Taip. Auginti. Aha. Čia dar vienas su kalafiorais. Čia kalafijoras, rūkyta vištiena ir porai. Čia Gal tas ir puokštės pačios darėte, ar ne? Ne, čia jau nauja, jau čia puokštės pasidarė. jaunoji pati darėsi čia. Taip, ką mes čia dar turim? Toks vyniotinis, čia tokia pati lėkštė. Tie pato tos pačios visiems. Bet va čia tai jau matau monstrinę lydeką. Kaip jūs ją ruošiat, papasakokit. Parširuota lydeka, nulupi odą, Aha, iškaulinį, taip, išėmė stuburą visą. visą stuburą, visus kaulelius, permali porą kartų. Paskui Nu gerai, padarysi. tai aš būčiau nufilmavęs, nes jaudai. Visko pridedi, O ko reikia įdėti? Aišku, galima Oi. pulką, bet ką jūs dėjot? morkos svogūnai kepinti, Sviestas, sviestas, džiūvisėliai, manų biški krakmolo, nu vienu žodžiu. grietinės, sviesto. Grietinės sviesto, kad būtų skonis, lydeka yra kūda, tai reikia pariebinti. Nu ir tą paršą į odą ir kepi orkaitį, kol iškepa. Tai čia toks buvo kieno labiau receptas? Čia tikrai aišku. Mes jau čia. Jau Abi dar- vednom, jeigu čia visos, abi darėm. Supratau. Bet jau jį darydavom karpius visą laiką jau. Tik kad čia Karbalius. visur tas Jau pats. kartojasi. Kažkur va. Balta panašiai, mišrainė. jau Jo. Yra tas pats. Visur tas pats. Asmeniškai tau, tarkimo, kuris mėgstamiausias patiekalas iš čia esančių? Mano Aš žinau, kad tau viskas. Man viskas tinka. Gerai, o ją ne. Tik įleis kaip, žinai, kaip ką, kaip šuniuką. Janį galbūt, nu, asociacijos tas kelmas, tai tokias biškis, tokius primena, ar ne? Jo, primena senus laikus jau visą laiką, tai kažkaip to kelmų, tai jau tą šonkauliukus įsidalina. Supratau. Skanu valgyti. Nu ir čia nors ant stalo ir neturim, bet paklausiu, koks bus karštas patiekalas. Bus karbonadas su bulvių košė ir voveraičių padažu. Kur tos voveraitės, pasakykit. Voveraičių biški šiemet pati radau miške, Aha. biški turėjau šaldiklį. Taip. Ir nežinau, ar paklausiu, ar ne, o kiek žmonių čia išmaitinsit? Išmaitinsim kiek 38. Nu, nemažai. Nemažai. Turbūt yra buvę ir didesnių jų vestuvių ir mažesnių, bet įvertinant, kad jau kojos netokios lankščios kaip anksčiau, manau, vis tiek yra didelis pasiekimas. Didelis. Didelis, o Didelis. Ai, jau vienas neparuoštum čia, žinau, Romai. Turėjom padėjėją jauną. Jinai biški nesirodo, bet labai daug padėjo viską sunešioti. Sunešioja viską mergaitė. Taip, Dieve, ačiū jai. Bet be jos tikrai būtų sunkiau nebe. Ai, kaip čia sunešiosi, Dieve. Tave būtume pasamdę. Nu, gal ir galėjau. Taip. O tu pažiūrėk, vai. Ar dar kažką norėtumėt pasakyti? Papasakot? Nu ką čia, Romutė, pasakosi? Gerų Ją ne prieš tai sakė. Linksmų. Buvo ir toks sunkesnis, nu kaip čia pasakyti, nesklandumas, majonezas baigėsi. Neradom, sakė, daug yra, bet mes visus namus kratą padarėm ir į neradom. nieko neradom. O po Kiba jaunoji tikriausiai paslėpė. Čia- Po čiužinio ar žiūrėjot, nes būna Ne. žmonės majonezą pasitikė. Čia sakėm, turbūt jaunojo noriu mudvi išbandyti, ką mes darytumėm, neradusios produkto. Tai mes turėjom padėjėją, nuėjo į parduotuvę ir atnešė. Nu, dar kokių juokelių buvo, ar ne? Ne, Nieko nebuvo. Taip, sklandžiai, žodžiu. Jo. Nieko. Tai, nežinau, ačiū už šitą pristatymą, manau, tikrai žmonėms patiks. Ir iki kitų metų. Lauksim Iki, lauksim. atsiliepimų Atsiliepimų. rytoj ar sekmadienį vakare. Ja, parašykit komentarą, kaip vertinat tokią močiutės ir Janės duetą ir kaip vertinat tokį maistą. Tie žmonės su susprogusiais pilvais išeis iš šių vestuvių. Gerai, ačiū ir iki. Prašom. O duonos tortą matei? Nu gerai. O tą Romutė paveiks labai kampą. Parodysiu dar.
Tai dar to vis dėlto nebaigėm. Man labai patinka va, toks jau suragavęs už. Alaus tualas. Jo, čia sako, kad tai yra alaus stalas ir čia turim užkandžių visokių. Ir turim tokį va. Kas išneka? Labą dieną, labą dieną. Anksčiausiai. Biškį dar palaukit. Ir dar čia turim tortas iš kur, gal ją nežinom. Tortas darytas yra gretimam kaime, yra moteriškė, kuri daro, Taip. kepa grybukus, o jos dukra tai tortus pradėjus kepti. Gerai. Labai irgi geros konditerės, tikrai būna labai skanus tortai. O Šituos gamino mano sesuo. kokia šaunuolė. Matyti visas tas, kaip sakant, gaminimo genas. Yra šeimoje. Gerai, tai tikrai dabar jau viską baigiam ir iki. Iki